tarkim, kaip ir pati renkuosi kosmetikos gaminį, tai žiūriu į veikliąsias medžiagas, ko reikia mano odai tuo momentu ir pagal veikliąsias medžiagas, pagal konsistenciją ir veiklių medžiagų koncentracijas. Galbūt dar renkuosi pagal įdomias sudėtinės dalis, noriu gal išbandyti kažką. Minimalizmą dar kreipiu dėmesį. Mane domina aktyvūs ingredientai, jų būdų ir jų koncentracija, kurie gamintojai ant pakuotės užrašo. Į ją aš žiūriu. Tai priklausomai nuo odos. Jaunoms odoms tai tik tai papildyti galime. Jeigu yra ekstraktas kažkoks ir jisai ekstrakte, kaip žinome, yra ne viena molekulė, galime tokį lengvą vos vandeninės konsistencijos serumą naudoti kaip vieną produktą, net ir ryte ir vakare. Jeigu jau problematinė oda, stengiamės tam rutiną turėti. Vis tiek pirmasis odos rutinos etapas tai prausimas turi būti. Jeigu vakare nešvarumus norim po dienos prausti, pašalinti juos ir tik tada aplikuoti kosmetikos gaminius. Te gali užtekti tik tai prasto vandens, toniko, serumo, arba tik kažkokio seruminio toniko. Bet priklauso nuo odos, senstančiai odai, amžėjančiai odai, kita rutina. Tai jeigu odai ko kasdien reikėtų, tai drėkinimą, apsaugos, neprarastų, neišgarintų vandens, tos drėgmės iš savęs, lipidinis sluoksnis, lipidinis tas barjeras labai svarbu, kad jisai arba išliktų stabilus, nepažeistas, o jį mums reikia atstatinėti. Iš drėkiklių begalė tų drėkinamųjų medžiagų, natūralių ir sintetinių gali būti. Kiekvienas spirulinoje esantis komponentas ar tie komponentai kažkokia grupė, visi jeigu sukrenta, jie reikalingi vienaip ar kitaip mūsų odai arba mūsų organizmui. Jeigu riebaluose tirpus arba vandenyje tirpus komponentai, tai vieni geriau, kiti prasčiau patenka į odą. Ir yra derinama, kad jeigu serumas, mes turim vandeninę fazę, geriau definuoja, tarkim, ištirpsta vandenyje tirpios medžiagos ir patenka į odą. Sako, per ląstelės yra tam tikros membranos ir riebaluose tirpios medžiagos geriau difunduoja. Čia tos informacijos ir sutarimų skirtingai. Bet ko reikia odai tuo momentu yra labai individualu. Tikėti, kad organizmas pats leidžia į save tai, ko jam reikia tuo momentu. Tai visą laiką sakau, kad spirulina tai yra, kadangi įvairiausių medžiagų mišinys, kokteilis ar ne, tai yra kaip maisto papildas per odą. Per odą mes galime į save įsinešti įvairius mikro-makro elementus. Man tai labiausiai patinka ir žavi, kad spirulina daugia komponentė sistema. Su spirulinos ekstraktu galime papildyti per odą savo organizmą tam tikrais elementais, maistinėmis medžiagomis.